Sveiki draugai, tik vakar pabaigiau montuoti trečią ir paskutinę Tailando dalį. Iš tikrųjų, daug laiko iš manęs atėmė šis 3 dalių vlogas iš mūsų paskutinės kelionės. Galvojau iš pradžių, gal patinginiausiu, o šiandien atsikeliau ir supratau, kad nei velnio. Nėra čia ko tinginiauti, reikia kažką įdomaus ar gero jums parodyti, ypatingai kai yra proga. Šiandien mes skrendame į Berlyną aplankyti mano tėvų, praleisti laiką su šeima. Tai visais šitais vaizdais aš ruošiuosi pasidalinti su jumis. Ir ką dar, iš tikrųjų, jokių tokių įdomių planų mes kaip ir neturim, nors ne, meluoju. Vieną planą mes turim ir aš tikiuosi, kad jis tikrai bus įgyvendintas ir aš pasidalinsiu su jumis keliais įdomiais vaizdais, kurie turėtų labai patikti YouTube gerbėjams. Tai yra vieta Lietuvoje mes neturime ir kurie apskritai yra tik keliose pasaulio miestuose. Tai labai tikiuosi, kad suintrigavau, pakuoju lagaminą ir važiuojame oro uostą. Kaip galite matyti, jis yra visiškai permatomas ir labai lengvas. Tai jeigu nebijote parodyti savo turinio arba sugalvojate, kaip patys jį papuošti, tai galite taip su juo ir keliauti. Bet jeigu jums nepatinka, tai tokiam atvejui galime įsigyti štai tokį papildomą maišą, kuris yra įdedamas į vidų ir jie yra skirtingų spalvų. Pas mane yra sidabrinis, bet parduotuvėje galima surasti ir raudoną, ir mėlyną, ir tikiu, kad yra ir kitokių spalvų. Tai jeigu, pavyzdžiui, sudomino toks variantas, tai žinokit, kad jis yra iš Mandarina Duck parduotuvės. Jie randasi Vilniuje, Europos prekybos centre. Mes jau atskridom į Berlyną ir čia, žinokit, sniego nei kvapo nėra. Lyja lietus. Ir kągi, noriu jums papasakoti apie tai, kaip mes susifeilinam ir tam, kad nesusifeilintumėte jūs, jeigu planuojate artimiausiu metu kur nors skristi. Nuo lapkričio mėnesio pasirodo Ryanairas apmokestino bagažą. Ir realiai dabar jūs į saloną galite įnešti tik tais tokio nedidelio dydžio rankinuką nemokamai, o jeigu jau jūsų lagaminas, toks standartinis yra, ten iki 10 kg, tai už jį reikės mokėti. Tai darydami check-in būtinai pasirinkite priority, nes kitaip jau einant link lėktuvo, jūsų paprašys sumokėti 20 eurų už lagaminą. Tai va, nesusimaukit, pasiskaitykit sąlygas, pasižiūrėkit matmenis ir, žodžiu, nepasigaukit. Pirkit priority ir neturėsit problemų. 3 eurus 40 centų, man atrodo, kiekvieną kartą brangsta, kai mes čia atvažiuojame. Sveiki, brangiai, taigi mes esame Berlyne, esame svečiuose pas mano tėvus. Kol kas šviečia saulutė, kas labai džiugina. Ir šiandien eisime į patį miesto centrą, nes mano tėvai gyvena šiek tiek atokiau nuo centro. Tai iki ten reikės dar davažiuoti. Ir kokie dar planai ateinančiai rytojaus dienai. Tai vakar mes apsikeitėm dovanom su šeima, su broliu ir gavom dovanų bilietus į Friedrichstadt Palast. Gal jau matėte, gal ne, bet tai yra vieta, kur mes lankomės kiekvienais metais. Tai bus jau mūsų 3 kartas. Tai yra teatras, kuriame yra statomi šokių spektakliai. Bet jie yra tokie nepakartojamai gražus, nerealūs, ten yra tokie kostiumai, ten yra tokie šokėjai, kad net Kamilis, kuris galbūt apskritai teatrų nelabai mėgsta, ateina ten, sėdi ir žiūri su tokiom išvirtusiom akim. Tai šiais metais vėl naujas pasirodymas, vėl nauja programa, į kurią mes keliausim, bet apie tai aš papasakosiu rytoj. O šiandien grožėkimės miestu. Jeigu bus kažkas įdomaus, ką galėsiu jums papasakoti, tai būtinai Neturėdami jokio plano mes sugalvojom apsilankyti Berlyno zoologijos sode. Kamilis dar nei karto ten nėra buvęs, o aš buvau paskutinį kartą prieš 10 metų, tai bus smagu pamatyti, ar kažkas pasikeitė. Šiek tiek apie kainas. Vien tik parkas kainuoja 15 eurų suaugusiam žmogui. Jeigu dar norit į akvariumą nukeliauti, tai kaina bus 21 euras suaugusiam asmeniui.
Iš tikrųjų yra šalta, bet ką noriu pasakyti, jog ateiti tokiu laikotarpiu yra didžiulis pliusas, jeigu nenorit sutikti labai daug turistų. Žmonių praktiškai nėra. Sutiksit zebrą, tai vat žinokit, kaip galima sužinoti, kokios veislės jį yra, nes jos užpakalis skirsis nuo kitų veislių. Tai va čia yra kažkoks mountain zebra, čia yra grivis, jo, ir čia yra plain zebra. Nu, va. Tailando dalyje aš buvau pasisakiusi apie savo požiūrį į cirkus ir apie jodinėjimą ant dramblių. Tai vat dar viena tema pamąstymui, tai yra zoologijos sodai. Tai labai būtų įdomu sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie tokias vietas, ar lankotės, ar vis tik tokias vietas irgi reikėtų uždrausti. And now I will present you this wonderful donuts. И мы сегодня будем пробовать разные виды донатов, да? Да. Типа, а можно типа сделать такой монтаж, как будто я уже все порезал? Может, тебе чая налить? Нормально. Dar viena diena Berlyne, keliausime į Friedrichstadt Palast teatrą, taip pat norim nukeliauti į galeriją po atviru dangumi ir dar norim nueiti į tokią kavinukę, kuri, na, čia Berlyne vadinasi tokia Instagrammable place. Tikiuosi visur spėsime, bet prieš tai aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie zoologijos sodus. Vakar aš savo Instagrame padariau apklausą, ar mano sekėjai yra už ar prieš zoologijos sodus. Ir žinokit, balsai pasiskirstė daug maž vienodai, už zoologijos sodus buvo 48% ir prieš zoologijos sodus buvo 52%. Ir žinokit, pusę nakties aš negalėjau užmigti, nes aš bandžiau pati savo atsakyti į klausimą, o kokiagi yra mano nuomonė. Ir žinot, ką aš jums noriu pasakyti? Visų pirma, tai taip, zoologijos sodų minusas yra tas, kad gyvūnai gyvena nelaisvėje, bet iš kitos pusės, šiai dienai, kaip be būtų gaila, mes gyvename pasaulyje, kuriame gyvūnai negali jaustis saugiai gyvendami laisvėje. Gyvūnai miršta nuo to, kad prisivalgo šiukšlių. Kas dėl to yra kaltas? Žmogus. Brakonieriavimas. Tam tikrų metų, aš nežinau, kokia situacija yra dabar, bet raganosių populiacija buvo priėjusi prie išnykimo ribos. Dėl ko? Dėl to, kad gyvūnai yra gaudomi, taip pat tas liečia kaip ir raganosius, taip ir dramblius. Jie yra nužudomi dėl savo ragų, dėl dramblio arba raganosio kaulo. Kas yra šiuo atveju kaltas? Kaltas yra žmogus, nes iki šiol dar yra paklausa tokiems daiktams. Trečias dalykas, tai yra tirpstantis ledynai, ko pasekoje baltųjų meškų populiacija buvo irgi tam tikrų metų priėjusi prie išnykimo ribos. Kas yra kaltas? Žmogus. Todėl šiai dienai vienintelis būdas apskritai likti jiems gyviems, tai kažkurį galbūt laiko tarpą, kol nepasikeis mūsų mąstymas, kol nepasikeis mūsų požiūris, gyventi tam tikrose uždarose teritorijose. Aš nekalbu apie tokias teritorijas kaip pavyzdžiui Kauno zoologijos sodas. Tai yra absurdas visiškas ir jeigu tai yra vienintelė vieta, kurioje jūs buvote ir matėte, kaip gyvūnai yra laikomi, tai žinokit, čia yra labai blogas pavyzdys. Taip būti negali. Kaip būti turėtų? Tai aš manau, kad zoologijos sodai galėtų egzistuoti tik tuo atveju, jeigu jų veikla yra labai griežtai reglamentuota
Geriausia, kad tai būtų padaryta pasaulio mastu, kad būtų tiksliai nustatyta, koks turi būti plotas tam tikrai gyvūnų rūšiai. Mokslininkai tikrai daugeliu atveju gali atsakyti į šį klausimą, nagrinėdami gyvūnus, nagrinėdami jų elgesį, stebėdami jų elgesį, kiek turi būti vietos, kiek turi būti maisto, koks tai turi būti maistas, kaip ir kiek gyvūnas turėtų fiziškai judėti tam, kad neprarastų savo formos, medžioklės įgūdžių. Galų gale yra skirtingi zoologijos sodai, yra tokie sodai, kur teritorija yra milžiniška ir tu ten įvažiuoji su mašina ir realiai stebi gyvūnus, kaip jie gyvena, na, galima sakyti laisvėje, nes ten teritorijos tikrai būna labai didelis. Galbūt ir Berlyno zoologijos sodas yra ne pats geriausias variantas, bet tai yra vieta, kur tam tikros nykstančios rūšis galų gale gali išgyventi ir apskritai gali egzistuoti šioje žemėje. Atsakinėdami į klausimą už ar prieš zoologijos sodus, mes galbūt turėtume užduoti visų pirma klausimą savo, ar šiai dienai gyvūnai gali jaustis saugiai ir gyventi normalų gyvenimą laisvėje. Esame prie svarbiausio, ko gero, Berlyno pastato, vieno svarbiausio Berlyno pastato, tai yra Reichstagas. Į tą kupolą galima pakilti. Ką tik apsilankėme toje Instagrammable vietoje, apie kurią šiandien ryte užsiminiau, House of Small Wonder. Jisai randasi prie Friedrichstadt Palast. Lokaciją arba pavadinimą dar paliksiu, jie turi savo puslapį Instagram'e, tai tikrai galite užeiti ir pasižiūrėti. Dėl ko visi ten eina fotkintis, dėl tų gražių laiptų. Virtuvė, man atrodo, jeigu aš neklystu, tai yra arba vegetariška, arba veganiška, nes nei mėsos, nei žuvies ten nebuvo. Kainos visai, sakyčiau, prieinamos, bet meniu nėra labai platus. Mes užsakėme tokius kaip ir meniu, ten buvo sriuba, salotos ir sumuštiniai. Vienas toks komplektas žmogui kainavo 12 eurų. Iš viso su gėrimais išleidome apie 31 eurą. Goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. Šio video pradžioje aš jūs šiek tiek suintrigavau, pasakysi, kad apsilankysime vietoje, kurios neturim Lietuvoje ir kurie apskritai yra tik keliose pasaulio miestuose. Tai kasgi tai per vieta? Mes keliausime į YouTube studio, kuri arčiausiai Lietuvos randasi Berlyne, tai dabar reikia iš pradžių surasti, kur čia yra įėjimas. Paskutinis mūsų epizodas iš Berlyno ir mes jį filmuojame labai neįprastoje aplinkoje, sakyčiau, per daug profesionalioje man. Kaip jūs jau supratote, mes esame YouTube Space, tai yra tokia erdvė, kur youtuberiai gali kurti, kur youtuberiai gali mokytis, projektuoti, filmuoti ir, žodžiu, daryti viską, kas yra susijęs su YouTube. Tokių vietų yra vos keletas pasaulyje, artimiausia Lietuvai yra būtent čia.
dabar mes esame tokioje erdvėje, kuri yra skirta labiau kūrėjams, kurie, pavyzdžiui, mėgsta daryti eksperimentus, mėgsta užsiiminėti rankdarbiais, pavyzdžiui, rodo juos savo sekėjams. Taip pat jūs galite surasti visą filmavimo reikalingą techniką, tai kaip jūs galite matyti, mes pasistatėme ir šviesas. Aš netgi pajungiau mikrofoną tą progą ir taip pat pasiskolinom iš čia stovą ir va taip dabar gražiai čia filmuojam. Aišku, jeigu mes turėtume tokią aplinką Lietuvoje, tai tikriausiai visų mūsų kūrėjų video taptų tikrai žymiai profesionalesni. Tikriausiai dabar jūs užduosite klausimą, kaipgi patekti į tokią vietą ir vienintelė sąlyga, norint užsirašyti čia ir gauti tam tikrą studiją, pavyzdžiui, ar vietą darbui, tai reikia, kad jūsų kanalas turėtų mažiausiai 10 000 sekėjų. Paskutiniais duomenim mano kanalas turi jau virš 11 000, todėl aš turėjau galimybę čia atvykti ir čia pafilmuoti. Mes jau atskridome į Vilnių, važiuojame namo ir kągi, štai ir pasibaigė mūsų kelių dienų nuotykiai Berlyne. Ačiū už jūsų dėmesį, labai tikiuosi, kad šis video jums buvo įdomus ir bent kažkiek naudingas. Ir kągi, susitiksime jau visai greitai.